Labas. Šiandien noriu parodyti dar vieną visiškai naują tipą ir tikrai naują šviestuvą mano kolekcijai, tai Luno Cubo Air. Tai čia jis kol kas atrodo taip. Ir va, galiu parodyti techninis pasas jo. Va. Tai va, tai dėja, aš nematau jo nei gamybos šalies, nei gamybos metų, bet droselis jo yra pagamintas Lenkijai. Bet žodžiu, dabar parodysim, kas čia per dalykas. Tai tokius šviestuvus galima buvo anksčiau, gal dar kai kur dabar sutikti būtent parduotuvių salėse. Dabar parodysiu, kaip jisai atsidaro. Va. Čia yra tokie labai įdomus varžtukai, kaip tiesiog taip iššoka. Tie 4 yra ir jie laiko mūsų stiklinį gaubtą. Ir dabar kodėl aš su pirštinė, tai dėl to, kad aš būtent su savo pirštais neištepčiau šito gaubto. Pakeliu, išsiemu gaubtas ir va, matot, kokie įdomus šie varžtukai yra. Tokie, ten viduje yra metalai ir jie už jų užsikabina. Tai dabar stiklinį gaubtą padėjom į šoną. Ir dabar ką mes darysim, tai pasiimsim pliusinį atsuktuvą ir parodysiu jo vidų. Jau pirštis nebereikia. Atsargiai išsukam varžtukus. Nu tai kad jums nebūtų nuobodu žiūrėti, kaip aš sukinėju varžtus, tai biškį pristabdžiu filmavimą ir dabar atsukau ir dabar atsargiai galim išimti reflektorių. Tai reflektorius, tai čia paprastas iš labai plono aliuminio, bet viduj tai kažkas įdomaus yra. Toj, kad šviesiau būtų. Tai ir viduj, jungiu šviesą ir čia yra G12 patronas, o viduj čia mes matom elektroninį aukštaslėgės lempos droselį. Būtent skirta, parašyta HID Prima Vision, tai HID yra High Intense Discharge, tai būtent skirta didelio intensyvumo išlydžio metalo halogeno lempams. Ir čia būtent yra tokia naujiena mano kolekcijai, nes čia pirmasis elektroninis paleidiklis skirtas aukštaslėgėms lempams, nes anksčiau turėjau aš tik tai liuminescencinėms. Dabar visą šitą šviestuvą sudėsim ir bandysim dėti lemputę. Tai žodžiu šviestuvą sudėjom. Dabar laukia ko gero įdomiausia ir galimai sudėtingiausia dalis. Tai būtent su ta lemputė visa. Nes čia šitą šviestuvą, kai gavau, tai jisai buvo su tokia sena perdegusi lemputė. Būtent žinokit, kad metalo halogenų ir kitos aukštaslėgės lempos, kai perdega, tai pajuoduoja. Tai ir žodžiu, gavau naują. Ir jau šitai lempai jau būtinai reikia pirštinių. Jau būtinai, nes jinai labai stipriai kaista ir yra labai mažo dydžio. Tokia naujoji lempa yra. Ir būtent metalo halogenų lempa, tai bent jau kaip aš pats sakau, kad ji yra kažkas tarp natrio ir gyvsidabrio lempų, nes jos viduj yra gyvsidabris sumaišytas su metalo halogenais. Tai ten yra gyvsidabris, dažniausiai maišomas su jodidu arba bromidu. Tai ir šita pati lempa šviečia šiltai balta šviesa, balta, tai kaip ir galima kažkiek tapatinti prie gyvsidabrio, bet bent jau pavyzdžiui tų didelių lempų, čia yra specialus elektroninis droselis, bet yra lempos gatvėse anksčiau būdavo, kad jos statomos jos jungiasi prie natrinių droselių. Tai kaip aš sakau, kažkas tarp gyvsidabrio ir natrio. Tai čia belgiška lemputė, miniatiūrinė metalo halogeno Philips CDM TV70 W 830, tai rodo, kad ji yra šiltai balta. Dabar pabandysim ją įdėti į šitą G13 patroną. Kaip man seksis, aš nežinau, nes išimtai sekės sena sunkiai. Neblogai.
čia ir skaitosi, kad įdėta, ar dar ne iki galo. Tai va, tai žodžiu, dar čia pažaidėm ir žodžiu, atrodo, kad jau kaip ir įdėjau, nes daugiau nesikiša. Tai jeigu ir neįdėjau, tai tiesiog jinai blogiausia atveju neįsijungs. Dabar ką padarysim, tai užsidėsim savo gaubtą. Dabar čia gaubtas būtent pamatys patį tą įdomumą. Tai vieną piešinį nusimsiu, nes atsargiai aš labai noriu šito gaubtą dėti. Čia pirštais paimu šitą varžtuką. O. Ir dabar, vat, jisai kaip užsideda, vat, šitas vat, minusas turi būti lygiai grečiai su va, šita visa dalim. Ir tada, vat, kai taip yra, tiesiog spaudžiu, viskas. Kitaip sakant, pasidarom visus šitus lygiai grečius. Ir užsispaudom šitą su pirštu, paprašiau pasidaryti. Taip, ir viskas. Lempa sudėta, lemputė įdėta ir dabar liko smagiausia dalis – pajungti. Dabar ką padarysim, tai nusigryninsim laidą. Čia yra tokia va jungtis, kurią mums reikia nugryninti ir prijungti prie šito laidą. Tai kol aš darysiu, kad jums nebūtų labai neįdomu žiūrėti, tai sustabdysim. Tai va, tai žodžiu, jau čia viskas padaryta, gaubtas uždėtas, va. Laidas irgi prijungtas. Čia su kaladėlėm prijungiau, kad tiesiog mažiau lankstymo būtų, nes jeigu jungiu su va tokiu, tai tada laidą lanksyti daugiau reikia. Nu tai ką, tai dabar liko smagiausia dalis, būtent jo įjungimas. Tai ką dabar padarysim, tai atsargiai apsiversim jį va taip ant šono. Dabar atsargiai ir va, čia yra būtent šita šviestuvo jungtis. Nes čia irgi dar tokia man naujiena, toks įdomesnis dalykas, kad įprastai šviestuvai turi ten kokias kaladėlės, o čia yra tokia kaip jungtis. Dabar mes šitą laidą čia prijungsim. O, prijungta. Dabar taip atsargiai. Šiek tiek bus išsikišęs iš stalo, bet nieko. Dabar tradiciškai pasimatuojam, nebijok, viskas gerai. Tradiciškai pasimatuojam, kur nulis, kur fazė. Va, nulis, fazė. Čia fazė, atsimenam. Ar čia manęs yra fazė. Ir dabar tiesos akimirka, ar man pavyko įstatyti lemputę ir šviestuvas gyvas. Tikiuosi, kad gyvas. Tai 3, 2, 1. O, veikia. Iš karto šviečia itin ryškiai. O, gražiai matosi. Reiktų savo. Čia tai bent. O. Tai va, tai žodžiu, kaip matom, viskas puikiai. Tai tikiuosi, kad patiko. Ačiū uždėmesį ir iki kitų kartų.